Ačiū už sveikinimus, tikrai pelnyta komandinė pergalė, žaidėjus nusipelnė, jau nuo pat pradžių rungtynių startinis penketas uždavė toną, gal mes ir pradėjom lėtai puolime, bet kai tu užduodi toną gynybinį, tai yra labai lengva perlaužti rungtynės, tai anksčiau ir vėliau tas atsitinka. Šiandien dalinamės pražangas labai gerai ir kontroliavom rungtynės visų jų metu. Kaip vienas treneris yra pasakęs, Genadijus Glikmanas, pacituosiu, gynyba tai yra kaip ėjimas į kalną su rogutėmis, o puolimas tai yra su tom pačiom rogutėm nuo kalno slydimas. Tai kas man labai patiko, kad šiandien darėm abu, tiek tempėm tą rogutę į kalną, tiek visi kartu ant vienos rogutės turbūt atsisėdę važiavom žemyn ir tą žaidėjai mėgavosi daryti. Dar prieš rungtynes jau buvo paaiškėję, kad Jeep arena bus pilna. Kaip smagu grįžti į tą pilną Jeep areną ir žaisti tokią atmosferą? Smagu mums ir Jeep arenoj, ir ASG arenoj, ir išvykoj, nes mūsų fanai yra lojalūs ir jiems vieta nelabai svarbi, jie mus visą laiką palaiko, jeigu tai išvykoj, tai mūsų fanai verčia varžovų tuos didžėjus pirkti geresnės kolonėlės, leisti pinigus. Kalbant apie rungtynes, beros trečio kėlinio pabaigoje ir ketvirto pradžioje Margiris Normantas gavo techninę pražangą už paplojimą Žygimantui Skučui, bet atrodo, kad bendrai komanda šiandien mėgo visą to žaidimo aikštelę ir tas buvo labai didelis užsivedimas. Ar kaip galėtumėte apie tą Margirio epizodą pakomentuoti ir kaip galėtumėte apibūdinti tą darbą treniruotės, apie kurį anksčiau jau kalbėjot, kad jis yra labai svarbus ir tas konkurencingumas treniruotės yra ypač svarbus? Manau, kad tokie epizodai parodo, kad šiandien žaidėjai vertino kiekvieną ataką, nesvarbu, koks buvo skirtumas, jie atėjo su tokiu nusiteikimu į rungtynės, jie paskutinės 2 dienas taip sportavo, suprato šių rungtynių reikšmę ir labai svarbu, kai kapitonas tokius pavyzdžius parodo, emocinius, teisinga linkme ir aišku, techninė yra techninė, bet kartais turim tokias pasimt ir konkurencingumas treniruotėje, tai kaip mes sportuosim, taip mes ir žaisim. Čia nieko naujo neišrasi. Čia taip paprasčiausiai tas krepšinis surėdytas. Pastarieji 3 KMT turnyrai Rytui baigėsi be finalo, tai žiūrint jau į tolimesnį tą etapą, įvertinus tas nesėkmes, ko reikia šiemet, kad tas pusfinalio etapas būtų peržengtas? Pastovumo reikia, tų pačių konkurencingų treniruočių reikia, kadangi dabar mažiau rungtynių žaidžiam. Ir turim tęsti savo augimą vėl gynyboje, vėl kažkokių mažų detalių dar trūksta, bet judam, paskutinios 2 rungtynės rodo, kad judam gal ir gerą linkme, bet žinot, tas pasakymas visą laiką tai pasakai, kažkokiu šlapiu skuduru labai greit gauni. Tai labai lengva pasakyti, tiesiog mes turim pastovumą atrasti, tokį brandumą ir solidumą. Tai to paieškos vyksta kasdienėse treniruotėse. Su kokiu tikslu jūs asmeniškai žengėte finalo ketvirtą, išeiti finalą ar laimėti titulą? Mes visų pirma žengėm į finalo ketvirtą, nenorėdami jo užbaigti taip, kaip užbaigėm paskutinius 2 metus. Prieš 3 metus mes ten net nepatekom. Tai labai bloga patirtis ir norisi tą finalo ketvirtų pastarųjų bent jau metų istoriją pakeisti paprasčiausiai. Tai yra labiausias, didžiausias motyvas. Ir aišku, kalbame apie pusfinalio rungtynės. Treneri, tuo šlapiu skuduru galima sakyti, kad čempionų lygoje įkrintamosiose gavot. Kokią komandos reakciją pamatėt ir kiek jūs džiugino po to sukrėtimo? Čempionų lygoje, ypač pirmas rungtynės, faktas, kad mes uždėm prasčiausias rungtynės sezone. Tas atsitinka kiekvienai komandai. Deja, mums atsitiko pačiu nepalankiausiu metu ir, sakau, čia didžiausia yra trenerių mano kaltė. O koks dar buvo klausimas? Reakcija. Tai matot patys reakciją su ASG arenui žaidėm, tas išvykos rungtynės žaidėm Jeep arenui. Aš manau, kiekvienas fanas atėjęs mus žiūrėti, jie tą pliką akį mato ir žaidėjai yra labai pikti ant savęs, bet kartu ir labai motyvuoti. Ir kol kas tas matosi, tas yra
tikrai išreikšta teigiamom emocijom ir gerom treniruotėm. Ir kai tu taip tą visą sudedi krūvą, tai gaunasi tokios rungtynės, kai žaidėjai, jie mėgaujasi ne tiek rezultatų, kiek žaidimų vienas su kitu. Manau, tai yra svarbiausia to sportininko gyvenime, yra mėgautis tą, ką darai. Treneri, dar kalbant apie Karaliaus Mindaugo taurę, Margeris Normantas ir Martynas Echodas yra tie du žaidėjai, kurie buvo toje Ryto komandai 2019 metais, kai jie laimėjo KMT. Ir kiek bus jų svarbi ta patirtis, lyderystė ir kokias galbūt pamokas jie turės perduoti kitiem komandos draugam, kurie dar nėra laimėję to KMT titulo? Klausim jų patarimų. Žinot, Margeris patyręs, Martynas patyręs, bet manau, kad mes visi šį sezoną patyrėme. Per blogą patirtį mes tapome labiau patyrę. Aš bent jau taip naiviai gal tikiuosi, bet manau, kad tas spyris mums Čempionų lygoje bus kaip papildomas tas indikatorius motyvacijai. Dar treneri, praėjusiais metais prieš KMT finalinį ketvirtą jūs ir visas štabas prasitęsėt sutartis, ar kažkokios yra kalbos šiemet dėl pratęsimo kontrakto, ar kokios dar iš vadybos pusės, ar ne? Jokių kalbų nėra, tiesiog dirbam kiekvieną dieną ir tiek. Gal pabaigai, Kytas Hornsby paliko komandą, po praeitų rungtynių sakėt, kad lyg ir neplanavot sudėti pakeitimų. Koks buvo tas įsiskyrimas ir kaip jums atrodo, žaidėjas su didelėm ambicijom atrodo atvažiavo į Vilnių, bet kažkas vis tik nesuklikino jūsų akim, kasgi tai buvo? Visų pirma, mes darom klaidą, kad mes statėm į Markuso Fosterio batus, jis to nenusipelnė, jisai pats, manau, kažkam interviu minėjo, kad mes planavom komandą surinkti vienodos sudėties, 10 lyderių turėti, 10-11 lyderių turėti vienodo pajėgumo. Kažkas gal jam netiko iš mūsų pusės, kažkur mes gal jam netikom ir čia ne tik jo problema, gal mes neradom jam, kaip pasakyti, to sistemą žaidimą gal jam netitiko tiesiog, bet viskas gerai su juo buvo iki pat galo. Tas klausimas, kur ar pildysimės ar ne, ten buvo paprasčiausiai ar pildysimės. Atsakiau, kad neplanuojam pildytis, o jisai išvyksta, sėkmės jam linkim ir tiek žinių. Čia, kaip sakant, no hard feelings. Toks tas sportas ir jisai džiaugiamės, kad turi tokią galimybę dar savo karjeros saulėlydį praleisti ACB. Dar apie kitą areną šiandien Šiauliai nugalėjo Sybet. Ar nustebino šitoks šiauliečių pakilėjimas pastaruoju metu? Nelabai nustebino, nes jie emociškai, matot, viena karščiausių komandų turbūt emociškai LKL ir pelnytai tenai žais ir linkim sėkmės. Trenerių, paskutinis klausimas iš manęs apie naują štabo papildymą. Aistį Pilausko, kaip kilo tokia mintis pasikviesti Aistį į tą trenerių štabą ir kiek toks papildymas rodo pačios Ryto kaip organizacijos augimą, nes vis tiek trenerių irgi daugėja, tai atrodo kaip ir organizacija kartu irgi auga. Visų pirma, mes norim pabrėžti, kad labai vertinam tą kiekvieną Ryto grynaveislį žmogų, kuris tas 3 spalvas turi savo venose. Ir Aistis neišimtis, jis labai yra imlus vaikis, mokytis nori daug ir mes dirbdami 3-4 su Tadu, mes visą laiką to darbo turim ir kai kada nespėjom kažko padaryti, tai aiškiai duodam tokius ekstra darbelius, kažkiek nusiemam patys, kad koncentruotumės į savo tiesioginį darbą. Ir jisai visus tuos ekstra darbelius daugiausiai kol kas prie kompiuterio ir daugiausiai kol kas individualiuose treniruotėse. Jisai padeda kitiems asistentams ir po truputį tuos žengia pirmosius žingsnius. Ir tikrai alkanas naujovėms, jau padarė sprendimą likti krepšinyje ir toliau, tai sėkmės jam. Ir kai tu sunkiai dirbi, ta sėkmė tik tai laiko klausimas.